Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidos rėmėjas rrr.lt. Raskite savo dalį. Labas rytas autopiloto žiūrovai. Kadangi šiandien yra paskutinis birželio šeštadienis, tai laidą pradedame su automobilių palyginimo rubrika. O joje, kaip tikriausiai jau pastebėjote, turime du Volkswagen Polo. Jums tikriausiai kyla klausimas, kam tų dviejų vienodų automobilių, bet jie nėra vienodi. Čia yra galingiausia GTI versija, o čia viena baziškiausių su dujų įranga. Bet palyginsime ne tik šių automobilių sportiškumą ir ekonomiškumą, bet ir tai, kad vienas kai ko turi dvigubai daugiau negu kitas. Pradėkime nuo to, kodėl šiandien palyginime matome būtent šios du šeštos kartos Volkswagen Polo. Šiandienos palyginimas iš tikrųjų mums leis pamatyti, koks didelis gali būti skirtumas tarp iš pirmo žvilgsnio atrodytų vienodų modelių. Tai skirtumas yra ne tik galioje, bet didelis skirtumas ir eksploatacijos išlaidose ir išlaikyme automobilių. Rinkoje šeštos kartos Polo debiutavo 2017-aisiais ir yra gaminamas iki šiol, bet tiekiamas ne į visas rinkas. Pavyzdžiui, Lietuvoje naujo Polo oficialiai neįsigysite. Pagrindinė šio modelio užduotis yra būti ekonomišku ir lengvai naudojamu miesto hatchbacku. Tokia ir yra viena iš bandymų – TGI versija. Tačiau Volkswagen suprato, kad tai taip pat puikia platforma sportiškam ir greitam hatchbackui, todėl turime ir GTI. Dabar palyginkime tai, kas yra po šių polikų variklio dangčiais. Taigi, juodasis turi 1 litro darbinio tūrio, 3 cilindrų, benzinu ir gamtinėmis dujomis varomą variklį, kurio pajėgumas yra 90 arklio galių. Tuo metu GTI turi 4 cilindrų, dvigubai didesnio darbinio tūrio, tai yra 2 litrų turbobenzininį variklį, kurio pajėgumas dvigubai didesnis, netgi sakyčiau truputėlį daugiau negu dvigubai, nes jis turi 200 arklio galių. Bet tai dar ne viskas, ką galima palyginti po šių automobilių variklių dangčiais. Nes labai ženkliai skiriasi ir šių automobilių eksploatacija. Štai šis 3 cilindrų 1 litro darbinio tūrio variklis, kai keisite tepalus, pareikalaus jų vos 4 litrų. O jeigu keisite tepalus Volkswagen GTI 2 litrų varikliui, tai gali prireikti ir daugiau negu 6 litrų tepalų. Taip kad jau čia jūsų išlaidos yra didesnės. Bet ne tik tai. Šis polikas 100 km sunaudoja apie 5 litrus degalų. O Volkswagen Polo GTI, jeigu truputėlį paspausite, tai sunaudos dvigubai daugiau. Dar vienas dalykas, kuris gali skirtis dvigubai kalbant apie šių Volkswagen Polo eksploataciją, yra padangų kaina. Šis turi 15 solių padangas, kurios nėra labai brangios. Na ir apskritai, kadangi tai yra ekonomiškas automobilis, tai ant jo galima dėti ir kažką vidutiniško. Tai šiam automobiliui viena padanga gali kainuoti apie 50–60 eurų. Tuo metu, kalbant apie Volkswagen GTI, jeigu jūs norėsite išlaikyti jo sportiškumą, tai jums reikės aukštesnės klasės padangų. Ir kadangi čia yra 17 solių ratlankiai, tai viena padanga gali kainuoti 100–120 eurų. Taigi, dvigubai daugiau. Taip pat galime palyginti ir šių Volkswagen Polo bagažines, nors iš esmės jų tūris yra vienodas. Tiek į GTI, tiek į paprastą ekonominės klasės Polo jūs sutalpinsite 351 litrą. Bet pagaliau ekonominis Polo turi šitą dvigubai daugiau. Kadangi tas varomas tik benzinu, o šis ir benzinu ir gamtinėmis dujomis, tai jis turi 2 bakus. Vienas skirtas benzinui, o kitas gamtinėms dujoms. Ir čia galime matyti, kad yra metalo plokštė, po kuria ir slepiasi tas papildomas gamtinių dujų bakas. Pasinaudodami proga, kad esame saugioje lenktynių trasos aplinkoje, atlikome ir dar vieną itin reikšmingą bei svarbų palyginimą, kuris Polo greitesnis. Tikriausiai nugalėtojas aiškus ir be to, bet juk įdomu, koks skirtumas tarp šių automobilių. Taigi, nuvažiavus po vieną greitąjį ratą plytinės kartodrome, kurio ilgis beveik 700 metrų ir sėkmingai veikus visus 10 jos posūkių, Polo TGI užfiksavo 1 minutės 5 sekundžių ir 86 sekundės dalių rezultatą. Na, o Polo GTI su šia užduotimi susitvarkė lygiai per 1 minutę. Tačiau skirtumas ne tik laikas bei variklio galia.
GTI standesnis, lengviau nuspėjamas, su puikiai veikiančia dvigubos sankabos automatinė greičių dėžė. Tačiau jis nebus komfortiškas ir ekonomiškas naudojant kasdien. Polo su gamtinių dujų įranga minkštas, todėl staigiuose posūkiuose sunkiai supranta, ko iš jo norima, o greičio neprideda ir visai nesportiškam važiavimui pritaikyta mechaninė greičių dėžė. Tačiau kasdienių kelionių metu šis Polo bus gerokai patogesnis ir racionalesnis pasirinkimas. Kalbant apie interjerą, tai pirmiausiai pradėsime nuo baziškesnio Polo ir čia nerandame iš principo nieko labai įdomaus. Paprastas, elementarus naudoti automobilis ir vienintelis modernus akcentas yra lietimui jautrus ekranas, kuris iš tikrųjų veikia visai neblogai, yra pakankamai ryškus, jį naudoti yra nesudėtinga ir visiškai paprasta. Jeigu žiūrėtume į šį Polo kaip į naudotą automobilį, kuris yra įveikęs šiuo atveju daugiau negu 160 000 km, jokio kriminalo čia nematau, jokių aiškių didelių nusidėvėjimų ženklų, kažkokios beveik nereikšmingos smulkmenos. Pavyzdžiui, čia truputėlį apsitrynusi pavarų perjungimo svirties odelį, vos nusidėvėjęs odinis vairas. Na ir žinoma, čia turime daug pilkos, juodos spalvos, tokio kietesnio, neįtin malonaus liesti plastiko. Tuo metu įsėdus į Polo GTI atrodo, kad atsidūrėme visai kitame automobilyje, visai kitame modelyje, nes čia viskas yra sportiškiau ir truputėlį jaukiau. Pirmiausiai, tai turime sportiškesnį, malonesnį laikyti rankose vairą. Taip pat, kadangi turime 7 pavarų dvigubos sankabos automatinę pavarų dėžę, tai turime ir svirteles už vairo, kur galime perjungti pavaras. Turime aišku, ryškų skaitmeninį prietaisų skydelį, kurį galima konfigūruoti. Taip pat turime automatinę klimato kontrolės valdymo sistemą, bet turime lygiai tokį patį lietimo jautrų ekraną, kuris lygiai taip pat yra pakankamai greitas, greitai reaguoja į paspaudimus ir pakankamai patogus naudoti. Taip pat Polo GTI turime 100% daugiau štai tokios oranžiniai raudonos spalvos apdailos, kuri suteikia ir daugiau sportiškumo, ir daugiau jaukumo. Taip pat turime ir štai tokius GTI modeliui būdingus sėdynių apmušalus, kurie šiandien pakankamai neblogai dera su mano marškiniais. Kita vertus, turime lygiai tokį patį kietą, nelabai malonų liesti plastiką, bet bendras pojūtis GTI modelyje žinoma yra gerokai geresnis negu tame paprastame biudžetinėme Polo. Jau įsiaiškinome, kad Polo GTI beveik visko turi dvigubai daugiau negu Polo TGI. Tačiau kaip yra su kaina, ji taip pat yra dvigubai didesnė. Beveik taip. Šis Polo, kurį bandome šiandien, yra parduodamas Long LT ir šiuo metu įvertintas 17 600 eurų. O šis Polo TGI, kurį taip pat parduoda Long LT, yra įvertintas 8 600 eurų. Taigi net ir kainų skirtumas tarp šių automobilių yra dvigubas. Šių Volkswagen Polo palyginimas įrodė vieną akivaizdų dalyką – sportiškas GTI greitesnis nei ekonominis TGI. Tačiau be to išryškėjo ir kiti niuansai, kurie galbūt gali priversti pagalvoti apie savo pasirinkimus. Pavyzdžiui, jei norite sportiškos versijos, už suteikiamą smagumą ir dinamiką turėsite daugiau ir sumokėti, ne tik perkant patį automobilį, bet ir jį eksploatuojant. Todėl būtinai reikia įvertinti, ar noriai neprasilenkia su galimybėmis. Tuo metu ekonominė Polo versija yra pasirinkimas tiems, kurie nori sutaupyti, o visos kitos automobilio savybės gali būti nustumtos į antrą planą. Taigi, 6 kartos Volkswagen Polo gali būti visoks, bet koks tinkamiausias jis būtų jums?